Niekas apie jį nežinojo. Niekas jo nematė. Visi jo bijojo. Visi slėpėsi nuo jo. Tai ne Slendermanas. Tai ne Pjūklas. Tai kirvis. 1856 metais Tailande gyveno berniukas. Būdamas mažas, jis patyrė traumą. Kai jam buvo 6 metai, jis savo netyčia nusikirto ranką. Ir iš pykčio pradėjo nekęsti visų. Nusipirko savo kirvį ir pradėjo žudyti visus. Bet kriminalistė Jusė norėjo išsiaiškinti, kur dabar gyvena tas berniukas. Ar tas berniukas vis dar gyvas? Ar jis dar žudo žmonės? Ji ilgą laiką rinko įkalčius, ieškojo jo. Laukite tęsinio.